Sveiki įsijungę bėgimo ir triatlono klubo Love Streams Running tinklalaidę. Čia dalinamės treniruočių patarimais, kalbiname sportininkus bei kitus sporto pasaulio žinovus. Kviečiame klausytis ir tobulėti kartu. Jeigu norite, gali suplauti. Sveiki visi Love Streams Running žiūrovai. Sveiki. Šiandien sveikinamės šiek tiek kitokio formato, net ir sėdim kitur ir kitaip sukiojame savo krėsliukose patogiai. Nes šiandien turim iš tikrųjų naują rubriką, apie kurią jau šiek tiek užsiminėm ankstesniuose pokalbiuose ir tikimės, kad gal bus įdomi adicija, įdomus pridėjimas prie to jau, ką darom. Ir dar iki galo iš tikrųjų nežinau, kaip šitą rubriką pavadinsim, bet šiandien turėsim batų apžvalgą, kažkada gal ateityje turėsim kitokių su bėgimu susijusių dalykų, daiktų, atributų apžvalgas, tai kyla mintis šmutkio apžvalga, bet žiūrėsim, pavadinsim. Gal čia galėtų ir klausytojai komentaruose parašyti, kas jums būtų įdomu, ką apžvelgti. Jo, tai čia būtinai prašysim šito jūsų įsitraukimo ir indėlio ir komentarų šiaip, nes mes šiandien pakalbėsim apie 4,5 skirtingas batų poras. Ir įdomu bus ir jūsų nuomonė, nes tai, ką mes pasakysim, tai yra, mes jau su Dominiku šnekėjom šiek tiek, kad gal kalbėsim labiau net ne apie tas techninės detalės, aišku, kažkiek jų irgi paminėsim, bet daugiau apie patį bato panaudojimą, kaip mes jį naudojam, kaip mes jaučiamės ir panašiai. Bet tai, ką jaučiu aš, nebūtinai galbūt jaus kitas žmogus. Ir, žodžiu, čia dar prieisim eigoje prie detalių gal. Bet jo, jeigu ką, drąsiai komentaruose parašykit, jeigu bėgiojat, pavyzdžiui, su viena iš tų porų batų, kurias pristatysim greitų metų. Neabejoju, kad kažkas tikrai bus bėgiojantis. Aš labai tikiuosi irgi. Tai parašykit ir savo nuomonę ir parašykit, kokių dar batų, rūbų, produktų, daiktų norit, kad mes arba išbandytumėm, arba apkalbėtumėm ir panašiai. Galbūt čia, kad kažkada sudėsim visus geliukus ir degustaciją padarysim. Tai va, lauksim ir jūsų labai indėlio. Prieš pradedant dar trumpa padėka audiotekai, kurios studijoje filmuojam šitos epizodus, jau tikriausiai visi žino, bet kas ne, tai užbėkite į audiotekos puslapį, pradėkit klausyti knygų šalia podcastų, kuriuos klausot. Ir tikrai geras, labai patogus būdas, darant kažkokią kitą veiklą, arba išgirsti kažką naujo, arba paskaityti kažkokią knygą, tai tikrai rekomenduoju tą padaryti. Ir dar vienas trumpas priminimas apie jaunojo sportininko stipendiją, toliau pušinam šitą projektą, toliau renkam pinigus, tai jeigu norit palaikyti jaunuosius sportininkus, daugiau informacijos apie tai šiaip galite rasti mūsų Contribui platformoje, ten yra visas parašytas failas, kas yra jaunojo sportininko stipendija, kam tie pinigai keliauja, bet jūs tiesiogiai galite prisidėti prie jaunųjų sportininkų išlaikymo tuo ypač sunkiu laikotarpiu, kai yra baigiama mokykla, stojama universitetą, keičiamas miestas, pradedamas savarankiškas gyvenimas. Tai yra tikrai didelis papildomas motyvacinis būstas jiems. Tai visi pinigai, kuriuos įdedat į Contribui, tiesiogiai keliauja į jaunojo sportininko krepšelį ir yra padalinami tiems sportininkams. Tai ačiū labai visiems, kurie jau tą daro ir ačiū tiem, kurie galbūt pradės tą daryti. Tai aš dar prieš pradedant šitų batų apžvalgą gal norėčiau, Dominikai, tavęs paklausti, tu visai neseniai subėgai Čikagos maratone ir pagerinai savo asmeninį rekordą tenais, tai klausimas šiaip su kokiais batais bėgai ir su kokiais batais daugiausiai treniravaisi gal šitam pasiruošime? Bėgu su ASICS Metaspeed Sky Tokyo, o turbūt daugiausiai kilometrų prasukau su šiaip turbūt šitais batais. Iš pradžių man jie neatrodė labai smagus batai, bet man jie žiauriai lipo. Atrodo kiekvieną išbėgimą, taip ranka visą laiką prie jų grįždavo. Šiaip turiu baltos spalvos batus, kas nėra labai draugiška rudeniui, tai iš jų nelabai jau rudeniškai, jau balti jau liko. Tai turbūt Vomero, kas ten dar buvo, čia prigavai geras klausimas. Galiu tavo Stravą pažiūrėti, kad... Ne, aš ten ne viską vedu. Mizuno, Neovista, tada Neozen, Cloudsurfer Max, šitas modelius, Superblast 2, bet jau ten pačioje pradžioje buvo, nes jie numirimo ribos buvo. Šiaip kai tik pradėjau pasiruošimą, tai neturėjau daug batų, turėjau tokių apmirusių batų,
Tai buvo Nike Pegasus Plus, bet jie buvo truputėlį per kieti. Dar turėjau Brooks Glycerin Max. Nu ir turbūt jie. Okay. Nu tai čia visai nemažai rotacijai batų. Bet tikrai kažką pamiršau. Dominykas garsėja tikriausiai kaip žmogus, kuris labai daug batų turi ir išbando ir nežinau, kiek yra išleidęs pinigų jam, bet va čia atėjau. Čia į minusą šitas išleidimas. Jau vien pasirašymo metu, kiek skirtingų parų, tai bus įdomu išgirsti jo nuomonę apie tam tikrus batus. Ir čia ir visai yra įdomu, ką jau kalbėjom pradžioj, kad kiekvienas gali turėti skirtingą nuomonę, nes aš, pavyzdžiui, apie Vomero Plus turiu visai kitą nuomonę, kurią pasidalinsiu ir aš pasistengsiu, kas mane gal žino, seka Stravoje arba Instagrame, tai matė tikriausiai, kad aš nuo 2020 metų nesu turėjęs Nike Daily Trainerių, kasdienių bėgimo batelių, esu bėgęs tik su startukais Nike arba trailo batus dabar turiu. Ir esu vienas 600 metrų segmentas su Nike Vaporfly Next 3. Trečiais jo prabėgęs ir man žiauriai nepatiko. Nu, jie jau buvo visai tenais subėgioti, bet... Bet man atrodo, kad jiem niekam nepatiko. Bet jo, man jie visiškai nepatiko. Tai... Bet šiaip iš tikrųjų šitas yra labai geras priminimas apie tai, kad Nike truputėlį buvo prismigę ant treniruočių batų ir labai susifokusavo į varžybinius batus, tai tikrai pamiršo tą paprastą bėgimo batą. Ir, nu nežinau, Pegasus yra jų turbūt tas flagmanas, kurį daugiausiai visi naudoja, bet turbūt nežinau, kiek žmonių su jais tikrai džiaugiasi bėgdami. Aišku, jis yra gana pigus batas, ypač jeigu ten į ant seilų nusipirki, tikrai gali rasti, sakykim, tokį decent batą už ten 100 eurų ar net mažiau. Bet jeigu tu esi jau toks labiau gykinantis bėgikas, tai turbūt Pegasų niekad neimsi. Vomero buvo neblogas batas, bet paskutiniai modeliai nebuvo labai pasekę. Invincible prieš tai buvusi serija taip pat tokia jau ant galo nelabai džiugino, tai turbūt eidavai pas kitus brandus. Tuo labiau, kad vienas iš brandų, kur čia dabar matom, net jo 3 batai yra, tai yra Asics, nu jis turbūt per šitus 5 paskutinius metus jis ten sprogo tiesiog. Turbūt dabar vienas geriausių apskritai batų gamintojų šiuo metu yra. Nes turi visą nailapą, nuo paprastų batų iki varžybinių, startukų, gal startukai ne patys yra, aš neturiu nuomonės visiškai apie juos. Su startukais gal sunkiau, bet aš jau kelis metus sakau, kad Asics'as turi stipriausią tą line-upą visą. Jo, trailo batai gal jie turbūt irgi straglina, bet šiaip, bet jų sportininkai, taip trailo visai neblogai bėga, tik aišku, dauguma trailo yra kita specifika, kad visi bėga su prototipiniais batais, kurių nedažnai net nebūna išleidžiami, tai ten yra dar kita specifika. Bet jo. Jo, tai vat ką aš tuo ir norėjau pasakyti, kad ką Dominykas labai gerai įvardijo, kad aš nesu nusiteikęs prieš Nike, bet tiesiog kasdieniai bėgimo batai Nike buvo prasti paskutiniu metu. Ir kai pamačiau, dabar pasikeitė visas tas Nike apskritai modelis, jie turi tuos 3 klases, sakykime, paprastas batas, plus batas ir premium batas, to paties modelio. Tai kai pamačiau, kad išėjo Vomero pliusai, ir dabar Vomero Premium neseniai išleido į priekybą, tai iš tikrųjų nuoširdžiai pagalvojau, kad čia gali būti tas lūžio taškas, sakykime, ir nusprendžiau paimti ir pabandyti. Ir šiaip nuoširdžiai tikėjau, kad bus labai gerai, nes ir atsiliepimai geri, hypas visas tas prieš... Man atrodo, kad Nike'as kas sukelia, tai tikrai sukelia didelį hypą. Taip, tai tas hypas buvo, bele koks iš tikrųjų ir šiaip buvo juokinga, kad kai nusipirkau ir dar nebuvau pabandęs ir parašiau grupės chat'e, kad po tiek laiko pirmą kartą nusipirkau Nike bantus ir pabandysiu, nes iki tol nuvylė jie. Tai Giedrius Valenčius parašė, sako, tai po šito nieks nepasikeis. Tai aš gal prieisiu prie savo išvadų, bet labai trumpai gal apie patį batą pašnekėsiu. Tai čia yra Vomero Plus versija, yra Vomero 18, yra Vomero Plus ir Vomero Premium, kur Premium, tai čia, kaip kalbėjom, tik neseniai išleistas į priekybą ir toks, tikrai Premium batas, ten stack heightas labai didelis ir gal apie jį kol kas net ir nėra daug ko kalbėti, bet... Šiaip Premium nuo Pluso skiriasi to, kad jis turi tiesiog 2 oro pagalvėlės, ties kulnu ir bato priekiu, o visa puta yra... Kaip varžybiniai, kaip Alphos. Kaip Alpha Fly, tik kad turi dar gale, bet pati puta yra iš to ties Zumixo. Yra paprastesnė versija Vomero 18, kuri yra 2 putų kombinacija, tai vidurinė medžiaga yra Zumix, o kulnas yra
React, jeigu neklystu. Jo, man atrodo, Reactas. Tai iš esmės Vomero šitas pliusas pakeitė Invincible, tikriausiai geriausiai galima sakyti. Ir gal tokie porą techninių dalykų, tai pakankamai aukštas batas, kulniai yra 45 mm, priekiai yra 35 mm, dropas, tas vadinamas skirtumas tarp kulno ir priekio yra 10 mm. Ir čia gal yra iš karto, ką pasakysiu, pliusas man, nes aš jau porą metų turiu achilo problemų ir tas aukštesnis dropas, jisai man padeda šiek tiek nuimti įtampą nuo achilo ir aš tikrai jaučiu, kad su šitais batais, po bėgimo su šitais batais, achilas jaučiasi šiek tiek geriau negu su kitais, sakykime, batais. Visiškai galiu tik tam pritarti. Tai čia yra tikrai pliusas tiem, kas turi problemų su blauzdom, su achilais. Aišku, apkrova niekur nedingsta, jinai persikelia kitur galviai gal šiek tiek labiau apsikrauna keliai, bet iš esmės tikrai nuo achilo nuima tą apkrovą. Zoom mixas, kalbant apie pado medžiagą, čia per visą ilgį naudojamas Zoom mixas ir man čia Nike'as iš tos pusės ne iki galo patinka dėl to, kad jie sako, kad čia yra Zoom mixas ir visi galvoja, kad tai yra tas pats Zoom mixas, kuris naudojamas ir varžybinėse bateliuose, alfose, vaporfly'uose, bet čia yra tik pavadinimas, medžiagos kompozicija iš tikrųjų yra kita. Ir tas energijos grąžinimas yra kitoks ir tas visas tankis medžiagos yra kitoks. Tai nėra tas pats, kas varžybinėme batelėje ir tai jaučiasi. Tai nors pavadinimas yra tas pats, bet medžiaga nėra ta pati. Tiksliau, medžiaga gal ta pati, bet kompozicija tiesiog jos kita yra. Jinai yra kitaip supresuota, paprastai tariant. Čia yra dėl tiesiog ilgamšiškumo, nes jeigu mes turėtume tą pačią putą, kurią naudoja varžybinis batas, taip pat jie išpresuota, tai mes turėtume labai neilgam batą ir turėtume žiauriai nestabilų batą. Bet ką aš norėčiau kaip klientas, kaip pirkėjas matyti, tai kitą pavadinimą. Tiesiog tai nevadink skirtingo dalyko tuo pačiu pavadinimu, nes čia, man atrodo, gali būti šiek tiek marketinginis dalykas, kad žmonės pamatė. Ne, tai bet čia yra ta pati puta, tiesiog jinai kitaip yra išpresuota. Tai... bet tai visiškai skirtinga ir funkcija, ir vis jausmas kitas, tai kai tu turi skirtingus dalykus, mano galva, kad turėtų būti ir kitas pavadinimas šiaip. Tai nežinau, čia mano nuomonė, vėlgi aš... nenoriu būti labai piktas ant Nike'o, bet kartais tokie dalykai tiesiog išlenda ir truputį erzina. Gerai, tai kas patinka, kas nepatinka? Jo, tai šiaip tas patikimas tai yra vienas dėl dropo ir achilo apkrovos, blauzdos apkrovos. Kitas pliusas tikrai yra padas. Aš su šitais batais esu 100 km subėgęs, tai nėra daug, bet kol kas visiškai jokių žymų nėra, kad aš jį naudojau. Tai panašu, kad guma yra pakankamai tvirta, ilgaamžė. Su tuo iš karto gal minusą pasakysiu, ne su tuo, bet tiesiog su padu susijusi minusą pasakysiu, kai bėgi ramiai, ant šlapios dangos, viskas yra good, bet vieną kartą bėgau tokį greitesnį fartleką, nesijaučiau šiaip labai užtikrintai ir slydo ta guma. Nors tas čia naudojamas tas vaflio padas vadinamas ir kaip ir kibimas turėtų būti geras ir ramiai bėgant tikrai. Ant šlapių lapų tai tikrai nelaiko. Ne, ant šlapių lapų tai net nebėgau, užteko šlapio asfalto. Bet ant šlapių lapų tikriausiai dauguma nelaiko. Jo, dauguma nelaikys, bet aš bėgau tiesiog šlapiu asfaltu ir toks nesijaučiau užtikrintas, ypač jeigu būdavo toks lengvas posūkis, pavyzdžiui, toks tikrai jautiesi kaip, ne tai, kad kaip karvė ant ledo, bet tikrai nėra užtikrintas batas. Aš tokį gal net, čia gali būti pliusas, gali būti minusas, bet šitas šiaip batas, jis yra toksai laivas. Aš taip jį pavadinčiau, tu jį įlipi, jis yra platus, jis yra šiaip pakankamai aukštas, bet jaučiasi su juo bėgant stabilumas, bet jis toks visas yra didelis ir sunkus. Jis yra bulky batas. Jo, ir visur ta bulka, visur šiaip jaučiasi, liežuvis yra pakankamai storas, užkulnė stora ir užkulnė, kadangi jinai yra storesnė, jinai geriau laiko ir kulną ir tas heel fitas vadinamas, jisai yra tikrai geras, bet, pavyzdžiui, jau tas liežuvėlis, man jisai yra gal net per storas ir toks, jis apglebė koją, bet man to nereikia iš esmės. Ir aš jaučiu, kad jis man yra tiesiog per didelis ir jis taip jaučiasi ir ant kojos, kad yra didelis. Bet jeigu tu jį naudotum, tada pagal jo tikrą paskirtį į recovery arba easy bėgimams.
Jo, tai Ar tau tai trukdytų? Ne, tai aš va to ir prieisiu prie šito dalyko, tai va aš dabar labiau kalbu gal apie savo tuos tokius niuansus, bet, nu, batas yra sukurtas vieniem dalykam, aš gal kartais bandžiau ir kitiem, bet, nu, tai padaro gal, žinai, kai tu išbandai ir gali kažką. Žinau. Tai va tas, va, jo, toks dydis jo gal visas, šiaip svoris ten 290 keli gramai, nepamenu, 292 gramai. Ir man jisai jaučiasi gal net sunkesnis negu 292 gramai, pavyzdžiui. Ir, nu tai jo, čia aš daug pliusų nepasakiau, bet tas pliusas yra minkštumas tiem, kam patinka minkštumas ir hilokas yra geras, bet dabar gal prie tų minusų, kad jeigu nesinori to, kad aplinkoje būtų labai daug tos visos medžiagos ir visko, tai nebus labai faina. Ir dar vienas minusas, ką aš pastebėjau, tai mano pėda yra vos platesnė, jinai nėra plati šiaip labai, bet vos platesnė. Ir čia priekyje batų jaučiasi užsiaurėjimas šioks toks ir man, vat, grinai ir didysis pirštas, ir mažasis pirštas, nu, jaučiasi šioks toks diskomfortas bėgant ir man norėtųsi šiek tiek gal platesnio to bato priekio. Ne tai, kad ten ta koja plaukėtų, bet tiesiog, kad būtų vos plačiau ir laisviau. Tai vat, nuoširdžiai savo įvertimą duodant, tai aš tikrai randu daugiau minusų negu pliusų. Ir Šiaip mano paties pėda yra plati ir aš nepastebėjau, kad jis buvo per siauras. Nes aš taip, pavyzdžiui, pajaučiu diskomfortą ir aš nežinau, ar tai yra susiję, gal čia yra pakietinta medžiaga prie tų atšvaitų. Jinai čia yra pakietinta. Taip, ir man biški trigerina, ypač tą mažąjį pirštą, bet ir didįjį išvatį. Aš nieko su juo greito nesudaręs be straido, tai straidams jisai visai, nu, kaip visi treniruočių batai, tu junti, kad jisai šiek tiek yra sunkesnis, bet, nu, ta energijos grąža yra juntama iš to Zumikso. Jo. Bet aš, pavyzdžiui, nu, net svarstyčiau jokio fartliko su juo bėgti. Tai va, nes jo tiesiog yra daug ir kai tu bandai greičiau atsispirti, junti, kaip jis nelabai tą paleidžia. Jo, tai va, apie šitą irgi dalyką norėjau pašnekėti, kad kai tu jau sėdi pirmą kartą, arba kai net stovi su juo vaikštai, su juo jis toks minkštas yra, tu jauti tikrai, ir aš lyginau, pavyzdžiui, su to pačiu Novoblastu, kai atsistoji su vienu su kitu, nu tu jauti, kad čia esi ant pagalbės, bet kai bėgi, pirmuose bėgimuose jautėsi, paskui aš nustojau jausti. Bet tada aš irgi pabandžiau patestuoti, vat kai greičiau bėgi, nu aš jo tikrai net nenorėčiau dėtis greitesnėm, net ten LT2 treniruotėm, sakykime, nenorėtum jo dėtis, bet aš patestavau jį specialiai, aš esu bėgikas nuo priekinės pėdos dalies labiau, nuo vidurinės, nuo priekinės ir aš nejaučiu iš jo to gražinimo energijos, bet tada aš pradėjau bėgti nuo kulno specialiai. Tai šiaip žiauriai malonus tas perėjimas toksai nuo kulno prie priekio ir žymiai didesnis minkštumas jaučiasi iš kulno. Tai vat čia yra gal iš karto ėjimas prie to, kam šitas batas yra skirtas, tai kaip Dominykas jau sakė, lengviem, ramiem bėgimam ir ypač gal tiem žmonėm, kurie bėga nuo kulno, nes tada tu tą batą labiau išnaudosi ir labiau jį pajausi. Bet bėgant nuo priekinės dalies, nuo vidurinės dalies, man kuo toliau, tuo jisai labiau iš tikrųjų nepatinka ir toks tiesiog didelis, sunkus batas, su kuriuo aš nenorėčiau bėgti nei daug, nei kažko greičiau. Duodam vertinimą nuo 1 iki 10? Tokiam bėgikui kaip aš sakyčiau... Tu čia tavo nuomonė. Jo, aš sakyčiau kokie 6. Tai 5-6 gal, bet manau, kad kalbant apie tą bėgiką, kuriam šitas batas yra skirtas, mano galva, tas gal šiek tiek lėtesnis bėgikas, bėgantis labiau nuo kulno, mėgstantis tą minkštumą, tikrai ir tokį komfortą ir stabilų, nors jis nėra stabilus batas, bet jisai jaučiasi stabilus iš tikrųjų. Pakankamą stabilumą. Tai aš tikriausiai duočiau 8-9 šiaip iš esmės, bet va čia reikia atrasti, jis turi savo klientą ir savo bėgiką tiesiog. Aš jam duočiau 8, bet aš tada, čia iš mano nuomonė, aš jam duodu 8, bet aš jį naudoju grinai pagal paskirtį, tik tai easy, ramiem bėgimam, daugiau recovery, ypač aš jį naudodavau, kai bėgdavau sekmadienis long runus ilgus ir tada pirmadienį naudodavau tokius grinai recovery tipo bėgimams, nieko greit su jo nedaryčiau, tai nėra universalus batas, man jis patinka to, kad jis yra minkštas, stabilus, ne per minkštas, ne kietas. Man tai čia yra easy bėgimui sweet spotas.
Šiaip aš buvau žiauriai mėgėjęs Invincible bato, bet jo minusas man buvo, kad jo buvo priekis per daug užkietintas, jis buvo toks labai firm ir jeigu bėgdavau ilgiau negu 10 km, man tiesiog pradėjo pėdutės skudėt. O labai šiaip galvojau, kad su šitu bus tas pats, bet nieko, su juo galiu bėgti ir ilgesnius atstumus. Ne, čia visai gerai paskirstyta iš tikrųjų tas minkštas, bet sakau, ilgesnį laiką irgi ant priekio bėgant, jau tu nejauti to bato efekto, kokį tu turėtum jausti arba galėtum jausti, jeigu tu bėgtum nuo kulno labiau, sakykime. Bet gal viską sudėjus į stalčiukus, geras recovery, atsistatymo, ramių bėgimų batas, bėgant ramiau, bet tik tam. Taip. Tai va, padedu į šoną. Gerai. Einam dabar su kažko panašaus? Važiuojam, kai... Gerai. Tai kažką panašaus pristatė On Cloud Surfer Max. Šiaip tai yra, kaip Nike padarė, tai pakeitė Invincible. Tai Onas pakeitė savo Eclipse modelį, kuris buvo toks max stabilus batas, daug labai amortizacijos. Šiaip man jis žiauriai patiko, turėjau 2 poras ir kai pernai metais mačiau šito bato samplą, galvojau bus žiauriai smagus batas, bet dėja nėra jis toks smagus. Ir šiaip gal yra minusas dėl to, kad atsirado Vomero Plus ir aš buvau prie žiauriai prilipęs ir aš dabar pradėjau bėgioti su šitu. Ir, pavyzdžiui, šitam bate, čia gal tau, Arnai, visai patiktų badas, nes jis yra daug, jis tikrai yra kietesnis. Tu, šiaip, teoriškai tai yra max cushioning batas ir jeigu tu spaudi, tu matai, kokia ta energijos grąža yra, bet jis kietas yra. Ir šiaip Ono batai jiems reikia dažnai laiko duoti kokius 35 kg, kad jie paminkštėtų. Nežinau, ar jis turės Cloud Monsterus? Ne, man Cloud Monsterį nepatiko šiaip nuo pat pirmo bėgimo, bet gal reikėjo. Bet tu esi turėjęs visą? Ne, aš esu tik pabandęs. Aš šiaip Cloud Surferį paprastą esu turėjęs. Jo, jisai smagesnis batas. Už šitą? Jo, okay. Jisai minkštesnis. Būtent, jo atrodo, kad pačio bato yra mažiau, o šitam bate mano minusas jam yra tas, kad čia yra 6 mm dropas ir yra labai stipriai sutvirtintas užkulnis. Labai stipriai sutvirtintas. Ir dėl to dropo ir sutvirtinimo tu išbėgus kokį kilometrą labai stipriai junti achilą. Okay. Tau jį tikrai ne tai, kad skauda, bet tu jį stipriai junti, ko nežinau, ar labai norėtum jūs. Prasibėgus šiek tiek laiko, tu jau nebejunti, bet tas žemas dropas, čia dabar ką galim palyginti, tai tikrai labai ant batų jaučiasi. Nors 6 ir 10, tai čia nėra toks didelis skirtumas, sakytum 2 ar 4, tai ten tada būtų make sense, dabar toks, nežinau. Turbūt šito bato bėgikas turėtų būti tas, kuris ieško vieno bato atlikti viso tipo treniruotėms. Šiaip kas jame smagiau yra, jeigu mano atveju, jeigu aš bėgu šiek tiek greičiau, kokios ten 4:30 per kilometrą, tu junti, kaip tas batas vis smagiau atsiskleidžia. Jisai turi tikrai visai neblogą energijos grąžą, bet jeigu aš šio išeinu pabėgioti ten tikrai easy bėgimums ten apie 5 minutės kilometrui, jis tikrai kietas. Ir tu toks bėgi ir toks, kada jis paminkštės? Ir jis nepaminkštėjo. Tai šiaip manau, kad tiesiog Onas padarė iš vieno bato norėjo perdaryti į geresnį modelį, nes jis bandė sujungti Cloud Surferį ir Cloud Eclipse padaryti į vieną, bet tiesą sakant dabar toks aš manau, kad 3 yra skirtingi batai, kurie ir turėtų būti skirtingose kategorijos pusėse. Tai iš vienos pusės daug stabilumo ir labai minkštas batas, bet ką reikia suprasti, kad neminkštas. Teoriškai minkštas, praktiškai jis yra gana firm, bet šiaip yra jo smagiai energijos grąža. Tai jeigu, tarkim, aš važiuočiau, nežinau, savaitį, kur nors turėčiau galimybę pasimti tik tai vieną batelių porą, daryčiau ten kokios nors greitesnės treniruotės, easy bėgimus, long runą, tai tokį batą imčiau, nes jis gali apimti visokio tipo treniruotės ir su juo tikrai nesijunti, kad jis yra pernelyg sunkus. Jo šiaip svoris yra 285 gramai, tai kaip ir tas pats Vomero. Bet aš jį net paimu, man jis į ranką paėmus atrodo žymiai lengvesnis šiaip už Vomero kažkaip. Šiek tiek lengvesnis. Nors tik 10 gramų, bet sakau. Jo, šiaip geras pliusas jame, kad yra tikrai geras padas, aš jau su juo nubėgęs esu 200 kg, tai tikrai matosi, kad beveik nenaudotas. Oho. Tikrai, šita guma tikrai gerai laiko. Apskritai, Ono batai jie tikrai daug ir ilgai tarnauja, bet aš su juo tiesą nesijaučiu taip smagiai bėgdamas, kaip su kitais savo bėgimo batais. Tai šiek tiek nusivyliau, tai mano vertinimus yra 6 iš 10. Okay. Tu neturėjai, tai negali vertinti. Aš galiu, bet nes įdomu, aš turėjau Cloud Surferį
Taip. Ir tu dabar sakei, kad šitie batai kaip tik yra patvarūs, ilgamžiškesni. Cloud Surfer'e, kas mane labiausiai ir nuvylė, kad man jis žiauriai patiko, šiaip jo, jis toks minkštas, jis toks, va tarkim, Vomero yra minkštas ir didelis, Jis Cloud yra mažesnis. Surfer'is yra minkštas ir mažas. Jo, jo. Ir tu jį užsidedi, ir tu jį kaip koinę tokį užsidedi. Šiaip labai fainas jausmas, aš iki dabar dar atsimenu tą įdėjimo momentą ir ypač dar atsimenu, kai gali palyginti, kaip, pavyzdžiui, bėgau treniruotę intervalus su Adidas takumiais ir tada po jų cooldownų užsidėjau surferius. Nušagęs, ta prasme, toks minkštumas, toks fainumas, bet jie taip greit susidėvėjo ir labai greit susispaudė pado medžiaga, bet jau tu jauti, kad tu į žemę trankaisi. Ten buvo surferis pirmas ar antras? Pirmas. Jo, tai pirmas jo didžiausias buvo minusas, kad jis buvo nelabai durable batas, tai antram jie šiek tiek pakėlė patį padą ir šiek tiek naudoja kitą pado kompoziciją, kad jinai šiek tiek labiau supresavo, kad jinai šiek tiek ilgiau tarnautų, bet jie vat ir bandė su Surfer, nes jie dar iki šiol turi Surfer 2 ir čia yra Surfer Max, tai tiesiog daugiau visko jame yra, bet taip ir jaučiasi, kad tiesiog pačio bato yra ženkliai daugiau. Tai šiaip neblogas batas, šiaip gal sakyčiau, kam jisai tikrai yra skirtas, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu bėgikas sveria kokį 90 ar daugiau kilų, nu tarkim į Vomero plus įlipęs jisai, aš manau, kad jisai tą batą gan greitai sulaužytų ir ta pati puta net tiek stipriai atšoktų. Tai jam reikėtų šiek tiek tokio labiau firm bato, tai vat kažkas tokio galėtų būti visai neblogas pasirinkimas. Nes kai tu esi sunkesnis, ypač jeigu bėgi daugiau nuo kulno, tau reikia, kad kulne būtų daugiau stabilumo ir tu tą batą pernelik neįkristum. Vat gal yra kita batų kategorija, ypač bėgiai, kurie bėgioja ten kokį 20 metų ar 15 metų, kurie anksčiau turėjo tos tokius minimalistinius batus, buvo kieti batai ir dabar jie visi yra minkšti, nes aš dirbu su batais ir pastebiu, kaip senesni klientai ateina ir jie mato ir jiems tiesiog sunku patiems persilaužti, kai tu turėjai tokį visai kito bato jausmą, kuris tau atrodė normalus, o dabar visi batai yra kaip pagalvėlės, tai tau norisi kažkokią tesnį. Dėl to, pavyzdžiui, kokie nors ten Asics Gel Kajanoje vis dar yra populiarus, nes ta populiacijos dalis vis dar yra žmonių, kuriems reikia to tokio kietesnio bato, daug stabilumo, daug ilgai tarnaujančio bato. Jie nenori turėti bato, kuris yra lengvas, minkštas ir ženkliai greičiau susidėvi. Tai va, manau, kad toks klientas jis vis dar yra, jis galėtų būti puikiai tinkantis batas. Gerai, varom toliau, turim smagesnių batų. Pradėjom nuo prastesnių, dabar einam prie smagesnių. Tai liko ant stalo trys batai, visi trys yra Asics gamintojai ir kaip jau pradžioje šnekėjom, kad tikriausiai nebe priežasties. Nes paskutiniu metu tikrai grįžta į rinką. Aš gal, tarkim, kalbant apie tos pačius Kajanus, irgi nesu jų niekada turėjęs ir niekada tikriausiai neturėsiu, nes man tai jis irgi per didelis yra tiesiog batas, per stabilus batas, jis toks per lėtas gal net batas, sakykime taip, nors dabar irgi šiek tiek keičiasi jau ten visas konceptas su naujom gumom, bet aš esu visiškas Nova Blasto ambasadorius. Nuo pirmos versijos aš turėjau visas ir čia man atrodo yra 8 pora mano. Tai nepamenu dabar ar 2 ar 3 versija, gal 3 versija man buvo gal tokia iki tol fainiausia, 4 tokia buvo gal sausau, sakykime, nepajaučiau kažkokio ten labai didelio skirtumo ir dabar su 5 versija vėl tai pajaučiau, kad tikrai labai smagus, fainas batas. Ir jeigu kalbėjom apie Vomero Plus, kad jis ir turi tiesiog vieną klientą, iš esmės vieno tipo klientą, gal kur turi vieną paskirtį, yra skirtas tik ramiem bėgimam, čia yra batas universalus, čia šveicariškas peilis, galiu net pasakyti, nes tu gali bėgti ir 6 minučių tempu, nors čia jau gal prie rekomendacijų priejus pasakysiu, kad nerekomenduočiau gal daug ko to daryti, bet tu gali bėgti tokiu tempu ir tuo pačiu esu su šituo batu subėgęs 200 metrų per 27 sekundės. Tai su Vomero aš neįsivaizduoju to, net nenorėčiau bandyti tą daryti, o čia atsistojau ir 2 atkarpas gali treniruotės po 27 subėgau. Ir takai ne 7 kg. Ir takai ne 7 kg subėgau po 4-5 km. Tai gal irgi porą techninių detalių, tai stag heightas yra 8 mm, šiek tiek mažesnis negu Vomero, jis yra šiek tiek žemesnis, kem 1 mm, kulne 3-3 mm priekyje.
Šiaip ne iki galo man patinka gal šitie dalykai dabar, kur eina va, tas trendas, kaip Dominikas pasakojo, kad aš esu gal irgi tas jau senesnės kartos bėgikas, užaugęs ant tikrai minimalistiškesnių batų ir man jau 45 mm Vomero jau aš jaučiu, kad aš ant platformų kažkokių, Cam1 dar taip praeina, bet irgi taip ne iki galo gal patinka, kad labai eina į tą aukštumą batai ir... Tai jaučiu nepirksi Vomero Premium. Ne, Vomero Premium tikrai nepirksiu, 5 mm man yra skamba kaip iš kosmoso srities steghaitas, tai tikrai ne mano tipo batai, bet kalbant apie šitą ASICS-ą, tai jį užsidėjus irgi, vat, kaip kalbėjau dabar apie Cloudsurferį, irgi labai panašus yra jausmas, jis yra lengvas, kaip nėra super lengvas, 250, kiek ten gramų, 255 gramai. Tai palyginus su Cloudsurfer Max, su Vomero jis tikrai yra lengvesnis, bet žinodami, kokie yra kiti žaidėjai rinkoje, tai čia nėra gal pats lengviausias batas, bet kai jį užsidedi ant kojos, jis jaučiasi lengvas. Ir pats batas toks yra laisvesnis šiek tiek, bet ne per laisvas ir va, tokiam bėgikui, tokiai pėdai kaip man, bet čia žymiai labiau patinka priekinė ta dalis, jinai platesnė yra. Ir aš nejaučiu visiškai jokio diskomforto, mano koja įkrenta kaip į kojinę tiesiog, dydis galvoju dabar Cam 5, 28,5, tai toks, kokį aš nešioju. Tarp kitko, aš kai kalbėjau apie Vomero ir sakiau, kad man šiek tiek galbūt mažokas tas batas yra, tai aš jį paėmiau pusę dydžio didesnį, aš jį paėmėmės su 29 cm ir man vis tiek jaučiasi piršto tas toks, ne tai kad trinimas, bet diskomfortas. Čia pusę centimetro batas didesnis ir man priekis jaučiasi puikiai, jokių nesklandumų nieko. Ir šitas batas yra skirtas mano galva, šiaip Oskaras Grigonis, triatlonininkas mūsų, labai gerai apibūdino tą dalyką, su Novoblastu tu nori bėgti greitai. Ir jisai nėra skirtas tursent nuo kulno, jisai nėra skirtas bėgti labai lėtai, nors, kaip sakiau, galima, bet gal net ir tu esi pastebėjęs, kad bėgikai, kurie bėga lėčiau, kartais net ir pajaučia diskomfortą, kažkokį nemalonumą. Jo, aš apie šitą norėjau papasakoti. Jo, tai vat iš karto irgi rekomendacija, kad jį daugiau tikrai naudot šiek tiek gal greitesniems bėgikams ir ypač bėgantiems nuo priekinės pado dalies, nes... Gal labiau techniškesniems bėgikams. Gal ir jo, sakykime. Arba jeigu tu bėgi greičiau, tu tiesiog labiau pėdas ateina nuo priekinės dalies. Šiuo atveju nei aš, nei Arnas mes nebėgam po 6 minutės kilometrų recovery, bet jeigu bėgtume, aš nežinau, ar mes būtume labai mėgėjai tokio bato. Jo, ne... Nes aš parduotuvėje girdžiu šiaip daug tokių fainų atsiliepimų apie tą batą, bet vis laik atsiranda toks bet, kai bėgu ilgesnį bėgimą, pavargstu, pradeda skaudėti klubus, kelius, čiurnas, nes šitas batas reikia suprasti, kad jis tikrai nėra stabilus, jis yra priskiriamas prie lightweight kategorijos batų, tai vadinasi, jame visko kažkiek yra mažiau, stabilumo nėra tiek daug, puta kulno atrodo, jinai labai aukšta, bet iš tikrųjų jinai nėra stabili, tai tikrai jis labiau yra orientuotas bėgti nuo priekinės dalies. Dėl to galėsim vėliau dar kuo skiriasi šitie du batai. Jo, tai aš galvat paantrinsiu tam, kad aš kartais su žmona išbėgu jos tempu ir ten būna ir 7 minučių tempas, tai jo, bėgant su šituo, tu nejauti tokio fainumo, nejauti džiaugsmo kažkokio didelio taip lėtai bėgant, bet kai bėgi greičiau, tas džiaugsmas atsiranda tada. Ir būtent, kai išnaudoji tą priekinę pėdos dalį, nes lygiai kaip ir su Vomero, kai pabandžiau bėgti nuo kulno, tai bandžiau ir su šitais bėgti nuo kulno, visiškai nesąmonė, labai nemalonu, labai nepatogu, kulne atrodo nėra tos amortizacijos, nėra stabilumo tokio ir jis nesijaučia super stabilus, kai bėgi, bet iš esmės ne visą laiką to gal reikia, tai vėlgi tam tikram bėgikui. Bet tikrai kur kas universalesnis, su juo gali ir varžybas bėgti, ypač tie, kurie, sakykime, kažkiek lėtesni bėgikai, tai galbūt net nereikia karboninių batų, puikiai gali su Novoblastu bėgti maratonus, pusmaratonus tikrai greitai. Kas gal toks minusas, ką aš jau esu pastebėjęs per visas tas 8 poras, viena gal tik tai pora buvo, sakyčiau, kuri atlaikė 1000 km ir kuri jautėsi šiaip gerai. Net ir 1000 subėgus, didžioji dalis kitų, taip nuo 600-800 km jau tu tikrai jauti, kad jis yra išsibesdėjęs. Man didžiausias Novoblasto minusas yra, kad aš tai su jais net tiek nenubėgu. Aš juntu po 300 km, kad tas batas jisai susipresuoja ir tu atsimeni, koks buvo smagus ir to smagumo vis mažėja. Ignas Brasevičius lygiai tą patį yra pasibės.
500 km net laiko batas. Ir jisai toks, aišku, tu su juo gali bėgti, bet tikrai jo visiškai kitas jausmas. Tai aš nesu gal su nei vienu mažiau negu 600, aš esu su visais subėgęs ir man 600 riba yra tokia, kur aš jau pradedu jaus, kad nebe taip faina ir malonu. Ir tada, kai įlipi į naują porą, labai aiškiai pajauti skirtumą tikrai. Ir man atrodo, jis tikrai labai greitai net ir mechaniškai, fiziškai susispaudžia, tiesiog ne tik, kad jausmas dingsta. Ir nors ir bėgant, sakykime, ypač pačioj pradžioj, gripas yra irgi tikrai geras ir geresnis, sakyčiau, negu Vomero, mano nuomonė, nes bėgu tikrai greičiau su juo dažniau. Bet ta padauguma jinai greičiau nusidėvi. Dabar 5 versijoje, man atrodo, jie šiek tiek pakeitė. Taip. Tai bus įdomu pažiūrėti, nes kol kas irgi šituose batuose yra 100 km kažkas tokio, tai kol kas jokių problemų, vizualiai irgi gal minimaliai tik tai matosi, kad ta guma pasitrynus yra, bet kol kas tikrai atrodo neblogai, bet bus įdomu, galėsiu ką ir komentaruose parašyti, kaip dar po kokių 200-300 km atrodo situacija, nes tikrai galiu palyginti su senesnėm versijom. Tai fainas, labai toks, sakau, lengvas. Ir aš taip net nežinau, tokį galvojau, kaip jį apibūdinti, tai toks gyvas batas. Šiaip, jeigu vienu žodžiu reikėtų apibūdinti, sakytum gyvas? Aš sakyčiau gyvas. Aš pasakyčiau popsas. Popsas? Jo. Okay. Nes labiausiai matomas batas bėgant po upę. Ne, tai čia jo, šiaip tikriausiai geras ir marketingas galbūt padarytas, bet čia iš lūpų į lūpas tikriausiai tikrai žmonės ne, bet tai apskritai jis worldwide yra vienas populiariausių šiuo metu batas. Jo, tai tas popsas jo gal daugiau apie jo populiarumą, bet apie bato jausmą, tai aš sakyčiau gyvas batas, nes tu jį įsidedi ir tu nori bėgti greičiau ir kažkurio momentu buvau užsidėjęs Vomero ant vienos kojos, nuo Oblastą ant kitos kojos. Į vienus vartus tiesiog tas jausmas. Jo didžiausias pliusas yra kaina. Šiaip mes apie kainas kažkaip gal iš vis nešnekėjom, nežinau, reikia, bet... Tai jeigu šito bato kaina yra 150 eurų, Vomero 180 eurų, Surferio kaina 109 eurų, Superblasto kaina 220 eurų, dabar apžvelgsiu Megablasto kainą 230 eurų. Tai supranti, kad su tais kitais batais teoriškai tu galėtum daugiau nubėgti kilometrų ir smagiau jausis, bet jie vis tiek visą laiką kainuos brangiau negu Oblastas. Jo. Tai jo, šiaip kainos ir kokybės santykis, manau, tikrai geras, žinant, kokia rinka dabar yra. Taip. Tai jeigu duo tokį galutinę rekomendaciją, įdomu, tu galėsi irgi, nes vis tiek nemažai subėgiojęs su jais esi. Tai aš tai šitam iš savo perspektyvos batui duodu 10, tikrai man daugiau nieko nereikia iš daily trainerio, jis labai yra universalus, tai aš duodu 10, aš neturiu prie ko prisikabinti, nebent padas vėl, arba tas ilgamžiškumas, sakykime. Bet 105 eurų, tai negali labai skųstis. Jo, taip. Tai taip, ir tada klientas, bėgikas, kuriam to bato reikia, yra šiek tiek greitesnis, galbūt, kaip Dominik sakė, techniškesnis, arba labiau nuo vidurinės priekinės pėdos dalies bėgantis žmogus, kuris bėga, sakykime, 5 minučių tempu ir greičiau, ar treniruotėse, ar varžybose. Tai manau, kad čia yra žmogus, kuriam šito bato reiktų ir jam patiktų. Aš tai manau, kad jo klientas yra tas bėgikas, kuris savo spintui turi 3 poras batų bėgimo. Tai yra labai easy day batas, toks kaip Vomero arba kažkas panašaus. Ta turi Novoblastas, su kurio gali daryti intervalinės treniruotės, greitesnius bėgimus, long runus. Ir ta treti batai būtų kažkas varžybinio batų, kas vis tiek bus greitesnis, kita puta, lengvesnis, geresnė energijos grąža, plus karbonė plokštelė. Tai tikrai su jais smagiau jauties. Tai jeigu tu esi tas apie vidurį arba iš kitos pusės nori vieną batą, su kuriuo gali apimti tikrai visų tipo treniruotės ir net kartais varžybas, tai go. Užtenka vieną batą spintą vietoj 3. Šiaip aš gal noriu sugrįžti apie tai, kaip Asicsas jos paleido į rinką, nes tai buvo 2020 metai, COVID laikotarpis. Ir kiekvienas batų gamintojas, taip pat ir Asicsas, turėjo savo kategoriją tokį trainer arba tempo batą. Aha. Tai dažniausiai būdavo lightweight batas, šiek tiek daugiau putos negu varžybiniam bate, sunkesnis, bet jis būdavo kur kas greitesnis negu ten tas tipinis treniruočių batas. Tai Asicsas turėjo DS trainerį, Adidas turėjo Bostonus. Nike turėjo Pegasus Turbo, arba dabar Pegasus Plus. Žodžiu, visi gamintojai kažką turėjo. Bet jo tas toks targetinis bėgikas buvo jau tikrai pažengęs bėgikas, kuris ruošėsi šiom varžybom,
nori kažko greičiau, bet nenori ten turėti kažkokių pernelik, ten tų varžybinių batų, nes tie varžybiniai batai, prisiminkim, buvo labai kieti ir ten, jeigu bėgdavai maratoną, tikrai negalėdavai bėgti kaip dabar, kas savaitę maratoną, tiesiog fiziškai neatlaikydo kūnas. Ir ta pasirodė Nooblastas, kuris buvo, wow, kažkas tokio, kur turi daug putos, yra lengvas ir kažkaip daug putos ir lengvas niekada nesikorliuodavo. Ir tada tu supratai, kad tas batas, kažką turi tokio, kur tu galėdavai išbėgti. Tai aš jį pradžiai pasėmiau tokiam kaip intervalam, bet taip žiūriu, kad, blemas, jau gali ir įsibėgti, ir recovery'us gali bėgti. Toks viską apimintis batas ir tada į laikos per laiką jisai tiesiog, Atsiksas net netyčia jį tokį išgimė kaip iš tempo batą į tiesiog daily trainerį. Ir jis dabar yra tikrai žinomas kaip geriausias turbūt daily traineris. Labai gera kaina. Dėl kainos turbūt mes ir suprantam, kad putos kiekis arba kompozicija putos nėra tokios tiek daug jos, kad jis laikytų daug kilometrų, bet tikrai smagus batas, bet kaip ir minėjom, tikrai jeigu bėgat lėčiau, tai su juo turbūt visokio tipo treniruočių nebepaims, jis praranda tokį universalumą, dėl to reikia, bet vis tiek manau, kad bet kuriam bėgikui jį vertėtų pabandyti ir suprasti, kam tu jį labiau naudosi. Super. Tai va, tai mes dar line-up'e Atsikso duobiškai turim pirmąjį brolį Nooblastą. Tėvą. Tada turim Superblastą, nežinau kaip pavadinu, ar sūnų, ar vaiką, ar žmoną. Bet žodžiu, antrąjį Superblastą, čia yra Superblast 2 versija. Ir 2025 metais Atsiksas išleido kažką naujo pavadinimu Megablast. Tai jie visi yra iš tos pačios Blast serijos šeimos. Kuo jie skiriasi? Šiaip dar trumpas labai interpas, atsiprašau, kad pertraukiau, bet šitas epizodas nėra remiamas ASICS. Mes čia tiesiog atsinešėm savo mėgstamus batus. Bet jeigu norėtumėte ASICS mus paremti. Tai šiaip kuo jie skiriasi, tai visi naudoja skirtingas putas ir skirtingą putos kompoziciją. Pavyzdžiui, atsimenu, kai pasirodė pirmas Superblastas, nes visi buvo žiauriai pamėgę Nooblastą, bet tiesiog man asmeniškai tai labai atsibosdavo tas mažas kilometražas, norėdavau batą, kuris kažko turi daugiau ir Atsiksas tai išleido Superblasto pirmą versiją ir jis tiesiog pavadino Nooblastą tiesiog ant steroidų. Pirma versija buvo tikrai labai minkšta, tikrai buvo wow batas. Antra versija, jinai šiek tiek pasikeitė to, kad batas jisai paketėjo ir jo priekis tiesiog tapo labiau firm. Jeigu mes dabar galim jį sulenkti, tai mes jo net nesulenksim. Palyginus su Nooblastu, lenk kiek nori, jisai lenksim. Tai šiaip skiriasi puta, jeigu ten yra FF Boost Max, čia yra FF Turbo, kompozicija su FF Blast Plus, tai tiesiog čia yra priekis kietesnis, kulnas yra minkštesnis ir šiaip tikrai pačio bato yra daugiau negu Nooblasto, batas laikantis daugiau kilometrų. Tikrai labai smagus batas, bet dabar dauguma klientų turbūt pabandė šitą vis tiek labiau renkasi Nooblastą, todėl kad jis tiesiog yra minkštesnis ir smagesnis. Tai nors daugiau kilometražo, bet Nooblastas yra tiesiog smagesnis. Bet aš dabar... Labai, trumpa, bet irgi, kai kalbėjom apie Nooblastą, aš tą ir norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu jo pado medžiagą pakeistų į kietesnę arba dar minkštesnę, sakykim, aš jau nebenorėčiau tiek su juo bėgti, nors ir, tarkim, patvarumas būtų didesnis. Man tinka, aš galiu paaukoti tą kilometražą, sakykim, bet, man idealus yra santykis to ir jau Superblastas aš jau tikriausiai nenorėčiau su juo. Kuris sunkesnis? Balnamba, gal šitas. 5 gramų skirtumas. 5 gramų skirtumas, okei. Tai, nėra sunku, nes taip ir svarsčiau galvoju. Man rodos 5. Nes panašus. Ir tada pasirodė naujas Megablastas, kuris sveria lengvesnis ar ne? Lengvesnis. 229 gramų. Ženkliai lengvesnis. Labai jaučiasi iš karto. Aš su juo bėgau 3 kartus, tai čia yra game changeris batų rinkoje. Lygiai taip pat jaučiausi, kaip pirmą kartą išbandžiau Superblastus, dabar jaučiuosi su Megablastu. Puta yra visiškai nauja, jinai yra TPU, ta pat, kurią naudoja Metaspeed serijos batai. Tai jeigu ten yra ZoomX, tai čia yra TPU, ten yra PIBA, čia yra TPU, kitoks medžiagos kiekis. Aišku, jinai yra kitaip presuota negu Metaspeed'e. Man atrodo, žinok, šitam irgi yra TPU, o Vaporuose yra PEBA. Da, bijočiau. Nors dabar bijau suklysti, reikia šitą gal kirpti. Ne, mes nekerpam, tai patikrinsim, bet man atrodo, to ir skiriasi, ZoomX'as nuo ZoomX'as šiandien. Žinau, kad tavo Fly 4 bus iš TPU.
Nes dabartinėje yra PEBA, o PEBA jau sena puta palyginus su dabar naujom kortos. Tai žodžiu, žiauriai smagus batas, bet žiauriai nestabilus batas. Tai ant šito bato tu net nebenori bėgti ant kūno dalies, nes tu junti, kaip tas kūnas netaip juda, jis taip jau kryvoja. Kas praktiškai tiesiogiai su svoriu susiję, nes jaučiasi, kad tas padas įskystas. Taip. Pati pado kūno, pado medžiaga yra labiau riesta, kad tu pėdą statytum ant priekinės dalies. Gal tas labiau matosi ant visų batų. Jo, turbūt tas pats, bet nežinau, tarkim, su Novoblastais, su Superblastais tu gali statyti pėdą ir nuo kūno dalies, čia net nesinori ir su juo tikrai visą laiką norisi bėgti greičiau. Aš sekmadienį čia bėgu su recovery po 5 minutės kilometrui, tai pradžiai jis toks, labai jau taip įdomi jautėsi, vėliau įsibėgus jau priprantai prie to jausmo, bet pradžiai tu vis tiek atrodo nenori pėdą statai į priekinę dalį. Ir aš su juo dariau čia porą longranų, kur paskutinius kilometrus, 8 kilometrus bėgdavau toks aptempo, greitesnė pastanga. Tai prisimenu, kai pirmą kartą bandžiau Superblastus ir su jais bėgti kažką greičiau. Tai čia visose 3 batuose nėra karbonės plokštelės, tai nors prie jos jau esam pripratę. Tai vat Superblastė tai labai jautėsi, kad nėra plokštelės ir nėra to tokio pastumėjimų prieki. Šitam bate trojos net nereikės. Tikrai labai labai smagus batas. Brangesnis batas negu du šitie, bet tikrai ir smagesnis. Lengvas, minkštas, patogus, nežinau, ką blogo apie jį galim pasakyti. O gerai, žinant bato lengvumą ir tą pado medžiagą, kaip manai, kiek laikys ir kiek jausis tas jausmas? Nemanau, kad labai daug. Nes Superblastą, tai aš turbūt esu vienintelį batą, su kurio per pastaros 3 metus nubėgau ten daugiau negu 700 km. Jis tikrai, jis kadangi nėra labai, nesijaučia iškart minkštas, tai jis yra laiko daug kilometrų. Megablastas, nežinau, nemanau, kad daug laikys. Bet aš su juo dar labai nedaug esu bėgęs. Tai jeigu taip irgi apibendrinam, kam rekomenduotum, kokiem bėgimam ir ar kokiem bėgikam? Tikrai ne recovery bėgimui. Easy, jeigu tavo easy tempas yra Giedriaus Valinčiaus easy pace'as, 4.30, 4.20, tai manau, kad fainas turėtų būti batas. Bėgikų, kuris ieško greitesnio bato longranams, kai daro kažkokį gal greitesnį workoutą jame, jeigu nenori naudoti karboninių batų ar kažkokių kitų batų, kurie yra sunkesni, nori turėti vieną batų porą. Man dabar šiaip žiauriai pradėjo patikti tokie senos kartos longranai, kur tu tiesiog išbėgi, pasiemi porą giliukų ir su vienu batu porą gali viską padaryti. Tai man atrodo, šitas batas puikiai tam tinka. O žmogui, kuris nenaudoja karboninių, sakykime, ir bėga maratoną ten apie 3-3. Tiesą sakant, mačiau porą kartų prasilenkdamas Vingio tiesiog ir paliupę bėgiką, kuris matosi, kad nebėga labai greitai su Megablastu. Tai iš šono pažiūrėjus, nes tu labai gali matyti, ar žmogus pronuoja ir jau pėdos krypsta į vidų, ar ne, tai su jais tai labai labai stipriai krypsta į vidų. Tai supranti, kad bėgikas... Čia gal ne visą laiką su greičiu susiję daugiau, bet... Su greičiu šiek tiek susijęs, aišku, su technika, svoriu. Tai aš manau, kad čia bėgikai, kurie bėga lėčiau arba nestato pėdos taip stipriai nuo priekinės pėdos dalies, tai turbūt nelabai... turbūt jisai fainas, nes yra minkštas, bet turbūt čiurnos tai ten gan stipriai stipriai dirba ir turbūt nuovargio iš jo tikrai atsiranda. Dagnė šį bandė šitą batą, tai jisai, kai bėgo greitai, visai patiko, bet kai darė apšilimą po 7 kilometrui, tai jisai, kad žiauriai nestabilus batas, tokio nelabai norėtų naudoti. Nes, ką ir noriu paklausti, pavyzdžiui, aš Novoblastą žmogui, kuris bėga maratoną apie 3 valandas, ten 3,5 valandos, aš tikrai rekomenduočiau kaip varžybinį batą. Bet bėgikas, kuris yra sunkesnis ir kuris bėga ten 6-7 minutės kilometrui, turbūt didžiausią naudą gaus iš Superblasto, nes jis tiesiog yra ženkliai stabilesnis ir pati pado konstrukcija yra labiau firm, kietesnė, tu nejunti tokio minkštumo kaip šitose 2 batuose ir jis tau teiks tikrai daugiau džiugesio ilgesniam bėgime. Jo, bet klausimas apie varžybas. Maratonas. 5 peisų, 4 ten trampais. Tikrai čia bus smagiau negu čia. Bet rekomenduoji bėgti maratoną? Jo. Viskas good dėl stabilumo, dėl, žinai, tavo nuovargio, viskas tvarkoja, ne? Taip. Okay, bet čia mes dabar batų, čia aišku, jau kita kategorija yra tie tokie, čia šiaip, jeigu mes jį pasiėm čia kaip daily traineris, ne? Čia koks nors, net nežinau kaip pavadinti, aplink viską,
o čia yra tas super treneris. Tai super treneris dabar yra ta kategorija batų, kur kiekvienas gamintojas labai stipriai pušina, nes suprantama, kad visi nori turėti kažkokius lengvesnius batus. Mes visi šiaip norim bėgti arba atrodyti kaip Kipčiogės, bet realybė yra kitokia, ne? Tai jeigu mes pasiemam ten kokius nors iš Asikso, ten Line-Upo Metaspeedų serijos batus, bet bėgam maratoną kokias 4 valandas, tai aš nežinau, ar mes gausim labai didelę naudą, bet to, kad turim ten labai minkštą putą, bet karbonas tikrai neveiks taip, kaip veikia tie, kas bėga 2-15 ar greičiau. Tai mums gal tada geriau yra pasiimti batą, kuris yra kažkas tokio, vien dėl putos, nes nuo šito putos kiekio, minkštumo, bouncinėso, tu tikrai kitą dieną jausies smagiau. Ir kadangi tau ar taip karbono nereikia, manau, kad šitas batas daugiau ir turi stabilumo, turbūt bus labiau tau tinkamas negu ten varžybiniai batai. Ir visi batų gamintojai dabar link to linksta, kad nes visi, kurie bėga ten apie 4, nes jeigu mes paimtume dabar statistiką maratono, ten 60% žmonių bėga su karboniniais batais. Karboniniai batai vis dar yra gamintami yra tiem greičiausiam bėgikam, maratonininkam. Tai, bet didžioji dalis maratonininkų bėga, masė bėga apie kokias, tarkim, Čikagoj, average laikas buvo 4 valandas 30 minučių. Tai turbūt tau labiau tinkamas batas būtų štai toks, negu ten tipinis Vaporfly varžybinis batas, kuris ten sveria mažiau nei 200 gramų. Aš dar tikriausiai pasiginčiau, jeigu 4.30, tai klausimas net ar Mega Blasto reikia irgi apskritai, nes... Bet, tai yra geriau negu Alfos ten, ar Nextai, ar Metaspeedai. Būtų geriau, todėl kad tas batas yra lengvesnis, jis turi smagesnę energijos grąžą ir jis yra minkštesnis. Tai tu tiesiog kitą dieną jausies tiesiog lengviau. Bet aišku, jeigu tu naudotum varžybinį batą, tu iš jo turbūt gautum dargi mažiau kažkokio benefito dėl to, kad jis yra mažiau stabilus, išlengvintas. Tai dažniausiai tau atsiranda tokie skausmai kaip kelių, klubų nestabilumo. Jo. Liuks, dar kažką nori pasakyti apie kažką iš jų, ar... Jeigu tu Novoblastų davai 10 iš 10, tai aš Novoblastui, tai aš Mega Blastui duodu 9 iš 10. 9, okei. Šiaip čia ne mano dydis. Šiaip kas įdomu yra, kad čia yra... Tai ką Vinted toj bus? Čia yra Cam 2,5 dydis, aš šiaip nešioju Cam 4. Okay. Tai, bet įdomus yra dalykas, kad nauji Metaspeedai, jie tikrai yra didinti. Tai aš jau pusę dydžių pasiėmiau, kiti pasiėmė nedydžių mažesnius. Čia yra Cam 2,5, bet aš su juo galiu sėkmingai bėgti 2-5 kg longraną ir neturėti jokių skausmų pirštams. Tai čia irgi yra. Tai čia niuansas, kurį reikia žinoti ir paminėti tikrai labai, nes atsakau, su Novoblastais nėra šitos problemos, koks dydis yra tokį imi. Su šitais tada panašu, kad reikia imti bent dydžių mažesnį. Superblastą tikrai gali irgi imti pusę dydžių mažesnį. Mega Blastą reikėtų matuotis, bet galima imti šiek tiek mažesnį. Pusę dydžio mažesnė, negu įprastai. Aš jeigu galėčiau rinkti, nes aš čia gavau sample size, tai nelabai galėjau rinktis, tai aš tai imčiau šiek tiek į didesnį, negu Cam 2,5, bet gali pasimti ir šiek tiek mažesnį dydį. Ta prasme tikrai neturiu problemus. Okay. Ir dar gal vieną dalyką reikia paminėti, tai mes bandysim, kaip minėjom pačioj pradžioj, padaryti tokias palyginimus, gal net kažkiek, arba tiesiog apžvalgas, ir dažnai žmonės gal tą daro namuose. Ir dabar dažniausiai naudojami toolsai, tai yra ChatGPT, Gemini, Perplexity, dirbtinis intelektas, tai Dominikas turėjo gerą patirtį. Jo, tai tarkim, aš vakar klausiau ChatGPT, kad man palygintų šito bato į kitus panašius batus. Tai buvo 2 pasirinkimai, buvo Hoka Clifton 10 ir kitas buvo Novoblast 5. Nes jie būdų yra daily treneriai, bet užsidėjus batus ir prabėgęs, supranti, kad šitie batai yra diena ir naktis. 2 visiškai skirtingi batai, skirtingiam bėgikam, skirtingi pojūčiai, tai kartais ant popieriaus gali atrodyti vienaip, ta prasme, aprašymas gali būti vienoks, bet tik taip pajautęs suprasi, kad yra kitaip, tai ne visą laiką gal reikėtų taip paklai gal pasitikėti ir tais lyginimais. Jo, šiaip gal visai neblogai ir YouTube yra pilna batų apžvalgų, bet ten irgi reikėtų kartais taip kritiškai kai kuriuos vertinti, nes ten kai kurie matosi, kad yra arba remiami kažkurio gamintojo, arba jie tiesiog tikisi, kad daugiau gaus nemokamų batų iš to gamintojo, tai
aš jau taip jau pradėjau atsirinkinėti, kuriuos žiūrėti, kuriuos ne, nes ten kai kurie, tai ten tiesiog kiekvieną batą, kur apžvelgia, super gerai atrodo, super viskas gerai. Tai nu, kartais atkreipkite jos dėmesį ir tokį labiau kritinį mąstymą įjungti taip pat. Ir reikia suprasti, kad aš esu nudegęs su kai kuriais modeliais, kur ten YouTube'ai pasižiūri review, ten nu, visi gyrė, super, bet pačiam man jie nužiauri, nelipo, nepatiko. Nenoriu dabar modelių minėti. Bet tikrai tai, ką juntam mes su Arnu, nebūtinai jūsit jūs, bet aišku, ten kokį nuo oblastą, tai vis tiek siūlau visiems pabandyti ir jau tikėtina, kad jau visi ir bandys. Manau, kad ne, bet jo, tikrai pabandykit, bet vat, kalbant apie tą irgi feedbackus ir viską, tai vat, pavyzdžiui, apie Vomero tikriausiai bus labai daug gerų atsiliepimų, bet aš turiu visai kitą nuomonę. Taip. Ir tai yra normalu ir galbūt ir dauguma žmonių, sakykime, ir su manim nesutiks šitoje vietoje, bet gal noras ir yra pasidalinti, kaip aš jaučiuosi šitam bate ir pabandyti kuo objektyviau, kuo konstruktyviau įvertinti tuos pliusus ir minusus ir kad žmogus žinodamas savo gal taip atrastų tą batą, kad nebūtų taip, kad nusiperki tikėdamasis vieno dalyko, nes aš paskaitęs aprašymą, galvočiau, kad aš čia bėgsiu kaip ant debesų visą laiką, nesvarbu ten kokiu tempu, viską tiesiog bus čia zoom mixas ir mane neš tiesiog pats batas. Bet, vat, sakau, jeigu bėgu nuo kulno, tikrai jaučiasi žymiai didesnis skirtumas negu bėgant nuo priekio ir tas batas yra malonesnis, bet mano bėgimo stiliui, aš nejaučiu to tiesiog. Šiaip kalbant apie Nova Blastą, vienas iš Lietuvoje šio bato ambasadorių, bet tavęs dar yra Linas Mikalainis ir aš ant jo visą laiką stumiu, kodėl jis nebando kitų modelių. Bet šiaip jis visai gerą mintį ir sako, jeigu man dabar reikia rinktis batą, ar man ieškot kažko naujo, ar pasimti tą patį, kuris yra patikimas ir jau patikrintas. Tai būtent su Nova Blastu tas matosi ir iš parduotuvės, kad žmonės tiesiog perka tą patį modelį vieną paskui kitą, nes jis visiems tie, kas jau jį turėjo, dažniausiai limpa ir patinka. Ja. Tai aš irgi esu, sakau, visiškai šito kaltininkas, 8 pora, tikriausiai įdomu, kada išleis 6 versiją ir aš labai tikiuosi, kad jos tikrai nepakeis. Jo, bet turiu minį, kada, ar tam pavasarį, bet... Man rodos vasarą. Vasarą, ne? Tai reiks kažkaip dar išlaukti dar vieną porą, nusipirkti Nova Blast 5. Nes bus naujai Super Blast 3, Nova Blast 6 ir nežinau, man atrodo, kad nebus naujų Mega Blastų. Okay. Tai va, tai atras savo yra tikrai gerai ir jeigu veikia, jeigu važiuoja, tai super, kartais pabandyti naujus dalykus gerai, bet jo, čia ne visi tikriausiai gal turės galimybę kaip Dominikas išbandyti 20 porų batų per metus. Aš tai siūlyčiau, iš mano mąstymo, tai siūlyčiau ypač pradantieji bėgikai, jeigu pabandot vieną batų porą, tai siūlau tikrai ant jos neužmigti. Nes mes su Arnu jau bėgiojom 10 metų ir ilgiau. Ir esam labai daug visko. Jo, tai mes jau suprantam, ko mes ieškom, ko mes norim, ypač tie, kurie pradeda bėgioti, tai siūlau tikrai nepasibaigti su vieną batų porą, jeigu jinai patiko, nebūtinai pirkti, nebūtinai likti prie tos pačios, o paieškoti kažko naujo, nes tik per asmeninę patirtį mes galim sudaryti įspūdžius, tai kas mums patinka, kas nepatinka ir ko mes norim iš to bato toliau. Jo. Liuks, tai manau, kad šiandien tiek, dar vienas priminimas, kad jeigu norit, kad kažką konkretaus aptartumėm, tai duokit. Arba jeigu turit šiaip klausimų, tai galit komentarus rašyti, arba ten asmeniškai Instagramus, Stravas, Facebookus. Jo, visur esam atviri, visur laukiam ir duokit žinoti ir ką jūs manot apie šitus batus išvardintus, galbūt kažkurioje vietoje labai stipriai nesutinkat, galbūt kaip tik sakot, jo, čia super. Arba sufeilinam su techniniam savybėm. Arba jo irgi kritikos visą laiką galit pažerti, tai žodžiu, lauksim bet kokio feedbacko, jeigu manot, kad kažkam tai aktualu, rodykit, kam tai aktualu, galbūt kažkas dar netradė vieno ar kito bato ir paklausę šitą sakysit, blemba, tau tiktų, tai pasidalinkit, palaikinkit ir subscribinkit ir iki kitų kartų. Čiau. Viso.